Sveiki visi, su jumis Lina Jasbutytė ir laida Naujoji karta. Dabar ir su vaizdu. Dar visai neseniai internete paplito nauja, įdomi ir kitokia laida, tai žinių naujienos, kurią veda Timūras Augucevičius. Šią laidą galim pavadinti šiek tiek provokuojančią. Dėl to su Timūru ir diskutavau, ar tokios priemonės kaip satyra, ironija ir ypač provokacija dabar yra mada, kad pritraukti kuo daugiau dėmesio ir kada šios priemonės tampa ginklais. Kviečiu pasižiūrėti. Čia labas, Timūrai. Labas visiems. Gerai, kalbant apie provokaciją. Šiuo metu medijose šį žodį galime išgirsti ganėtinai dažnai. Užkalnis provokuoja, radistai daro laidą provokaciją. Čia nauja mada ar jau užtvirtintas tiesiog būdas sulaukti dėmesio? Tai ne tai, kad mada. Ta provokacija, jinai nėra naujiena pas mus. Čia tiesiog galbūt ta žodis pradėtas vartoti dažniau. Nes provokacija yra pigiausias būdas išsireikalauti dėmesio. O žinant mūsų medijų būklę, tai nėra visi turtuoliai, tai jie eina pigiausių keliau, nes reikia kažkaip tai tą verslą daryti. Tai dėl to einama provokacijų būdų, reiškia, tokių kažkokių tai kontroversijos, reiškia, kur va taip, tada pritrauksi kažkokią tai dėmesio. Tai yra taip, kaip yra, sakau, tai va tokios žaidimo taisyklės kol kas, tai kol mes esam tik tokio, plus žiūrovas, kad ir koks jis būtų piktas, tas, kuris reiškia, šiek tiek labiau mąstantis, kad jam pikta dėl to, kas vyksta, ten telikos ir taip toliau. Bet kritinė masė vis tik yra vis dar ta, kuriai reikia to. Jiems patinka tai, jie pažiūri, pabaksnuoja pirštais ir jaučiasi geresni už tą, kurį rodė. Nes yra tas toksai pas mus to freak show, dar neišaugom iš to. Pas mus yra tokia pasityčiojimo iš kitų kultūra netgi. Taip. Tai yra, aš tai manau, tai yra sovietinės Lietuvos palikimas. Nes mokyklose tas buvo labai populiaru. Taip buvo atrenkami, reiškia, lūzeriai nuo nelūzerių. Ir jeigu ant tavęs važiuoja, tai tu turi atsikirtinėti, ten kovotų, čia turi kažką, reiškia, gerklės kast, kad tik tais tu įrodytum savo tiesą. Tas visiška nesąmonė yra, aš tikiu. Tai va, nes normaliai civilizuotai bendraujant daugiau galima padaryti, negu rėkojant, mojuojant rankom ir ten visą kitą. Na, kad mes lietuviai neturime protestavimo kultūros, aišku, jau senokai yra. Kaip manai, kokias tradicijas reikštų nuomonę mes turim? Mes turim nuomonę, tiksliau tradiciją reikštų nuomonę, sėdėdami kažkur tyliai savo ten prie stalo, valgydami šeimos rate, kažką pašnekėdami ten švenčių metu, kai dėdė susipyksta dėl visokių politinių įsitikinimų. Tai yra absurdiški dalykai, tai prie gero niekada neatves. Nes jeigu tu vienas ten kažkur kažką burnoji, vaikščiodamas po savo teritoriją, tai iš esmės niekas nesikeičia, tai reikia imtis ir daryti. Tai va, tai aišku, yra problema, kad kai kurie imasi ir daro ir padaro tokius visokius referendumus, reiškia, už žemės prieš ten, tai va tie darytojai, nes, sakau, dabar prigyvenam, reiškia, kitokio laiko, kad tie visokie konspiracijų teoretikai labai išpopuliarėjo, žodžiu, tos žolininkės čia yra irgi tą pačią kategoriją, visokie burtai, vaiduokliai ir kai tas buvo labai propaguojama ir ta pati provokacija, reiškia, žiūrovas buvo imamas žemiau juostos, reiškia, pavadinkim taip. Ir kai tu mažiau kalbėjai apie faktus, o daugiau pataikauji žiūrovai, va turi, ką turi šiandien, aš manau, nes visi tie dalykai tikrai prisidėjo prie to, kad yra taip, kaip yra. Dėl to tas šviečiamoji misija teliko, jinai yra apslabus stipriai. Dėl to man tas yra šiek tiek liūdna. Tai aš savo laidą stengiuosi kažkiek tai bandyti apšviesti žiūrovą. Aišku, sudėtingas tas yra mano metodas pasirinktas, nes satyrui reikia ten vis tiek, kaip sakiau, domėtis, ar taip turėti pusę pasirinkus, bet būti atviram. Va čia yra irgi esminis dalykas, kad tu negali būti visiškai, kaip sakyti, į vienus vartus šaudyti. Taip, negali šaudyti į vienus vartus, turi būti atviras kito pozicijai, kad ir kokia jinai būtų. Bet ar ne kiekvienas žurnalistas turėtų taip dirbti? Taip, kiekvienas taip turėtų būti ir kiekvienam turėtų būti taip leidžiama. Mane dažnai čia pradėjo dabar ypač šią savaitę kaltinti, kad aš esu čia, reiškia, kažkieno tai rūporas, aš čia kažkieno tai nuomonę skelbiu. Nėra taip iš tikrųjų. Tas pasakymas mane labiausiai žeidžia. Jau atrodo išsigydžiau aš tą komentaro, reiškia, nervinimosi ligą, bet kai tai pasako mane, tai kažkaip erzina, nes taip nėra. Aš sakau, kuom aš tikiu, aš įsitikinęs, kad yra taip, kaip aš manau, ir jeigu kažkas mano kitaip, aš už argumentus, o ne už drabstymas ir rėkavimą. Bet kai žmonės ima rėkauti ir ten įžeidinėti, aš tada suvokiu, nes
iš gyvenimiškos patirties aišku, kad kai tave nori įžeisti, reiškia tu pataikai ten, kur yra taiklu ir kad taip yra, žmogus tiesiog bijo tai pripažinti. Tai visi tie, reiškia, rašytojai šios savaitės, jie akivaizdžiai suprato, kad aš esu teisus ir jie nepripažins to, nes tiesiog jiems principai neleidžia, įsitikinimai kažkokie tokie didelis ego. Tai, tebūnė taip, kaip yra. Gerai, grįžtant prie protestavimo kultūros. Kodėl, manai, mes neturim tokios kultūros? Kodėl mažuma mūsų susirenka į protestavimo akcijas, į netgi palaikymo akcijas gatvėse? Kodėl nėra tos kultūros? Į tos pačius mitingus, pažiūrėkit, dabar bus kovo 11. Bus vienokio tipo eisena, garantuotai, manau, su visais blizgančiais pakaušiais ir yra organizuojama laisvų žmonių eisena. Ir, man atrodo, net ne vienam mieste. Ir aš kažkaip net nebejoju, kad tie visi rėksniai ir ekstremistai, jie žygiuos kur kas didesniam skaičiui negu tie laisvi žmonės. Ir aš norėčiau, kad taip nebūtų. Aš ten bandysiu kviesti visus, kad visi tik tais kuo labiau jungtųsi. Bet čia yra, aš manau, vėl, mes dar neišaugom iš tos sovietinės mentalitetinės tokios, reiškia, būsenos, kur kažkas kitas turi daryti, arba jeigu kitas daro, tai jis žino geriau, o aš tiesiog ten sėdžiu, toks vergas iš esmės, toks vergo mentalitetas, kur aš nieko negaliu, aš nieko nedarysiu. Ir tas yra blogai. Ir sakau, ir tada atsiranda tie tokie mūsų apsimestiniai išgelbėtojai, jėzai, tokie šliužai visokie, kurie ims ir mus čia visus nuves šviesesnį rytojų. Ir tas yra blogai. Bet kai žmogus sudalyvauja kažkur tai, kad ir tas pats parašų rinkėjas, kuris buvo, ar ten, žodžiu, pereina kovo 11 mitinge, tam normaliajam su laisvai žmonėm, tai pasikeičia jo šiek tiek ir vidus, jisai tada tampa šiek tiek laisvesnis, jisai pamato, kad nėra čia nieko baisaus. Jam būna iš pradžių gėda eiti toj eisenoj, nors tu ten nerėkauji, tu tiesiog eini civilizuotai ir pereini tos kelius šimtus metrų, bet vien tas praėjimas minioje žmonių, normalių žmonių, jisai labai stiprina, jisai labai išvaduoja nuo visokių baubų, įsitikinimų ir baimių. Tai aš labai šiaip skatinu žmonės jungti šią kovo 11 su normaliai žmonėmis ir parodyti, kad mūsų yra daugiau, kad mes reiškia, sveiko proto Lietuvoje yra tikrai daugiau negu kad lunatikų. Na, tikėkime, kad tiek daugiau ir prisijungs ir pasirodysim, kad esam dauguma. Norėčiau grįžti dar prie tavo laidos. Joje pateikė įvairias aštrias įžvalgas apie tuo metu vykstančius įvykius. Ar nebijai peržengti ribų? Ir kur būtų tos ribos? Natūraliai, kad yra šiek tiek tos baimės, kad tu gali kažkur, reiškia, jau per daug pasakyti ar kažką, bet iš esmės, kai yra kalbama labai aptakiai didžioji toj visoj, tai tokia gal net ir pareiga šiek tiek jaučiu, kad, kaip sako, pastumti tą ribą šiek tiek toliau negu kad yra galima, o galima dažniausiai būna tokių labai nenormalių priežasčių. Tai man norisi, kad būtų... Aišku, tas pasirinktas laikas vėl čia buvo labai tokia baisi savaitė ir vis dar šiaip yra tas laikas įtemptas ir atrodo, čia geriau įtampos nekelt, čia nedidint, bet mano tikslas yra ne ją didint, o tiesiog galbūt pasijuokti iš tos situacijos, o jeigu neišeina pasijuokti, bent jau išgirsti argumentus, pamatyti ten kažkaip tai, reiškia, kažkaip paprotinti. Ar nebūna tokių komentarų, kad peržengiai ribas, Timūrai? Būna. Tai aš, žinokit, čia savaitę sakau, sulaukiau visko, tik dar nebuvo ne vieno grasinimo nužudyti kol kas. Tai va, bet šiaip tai komentarų buvo įvairiausių, nes tokiais momentais istoriniais, aš manau, labai, labai aiškiai atsiskiria, kas yra kas. Bet vėl, etikečių klijuoti yra neverta, nesakau, aš netgi socialiniai savo toj paskiroj šią savaitę dalinausi, kad reikia kalbėtis būtinai su to mūsų tautinė mažumom, reikia daugiau dialogo, nes jie yra palikti, primiršti ir jie tokie, žinot, tada pasijaučia apsupti, įspausti į kampą ir jie aišku tada, kad vienysis tarpusavį ir jie tikrai tave smerks, nes tipo tu čia įpuoli. Sakau, aš save prisimenu Paksageito situacijoje, toj visoje, kai buvo jam apkalta. Aš buvau žemaitis dar, reiškia, atvažiavęs į Vilnių nesenai, visi žinojo, kad aš čia iš Telšių atvažiavau ir aš toks tikrai jaučiausi užspaustas į kampą, nes jaučiau tokį kažkokią einančią iš tų dėstytojų, žinot, kažkokį tokį neįgimą. Tokie tikrai tvyro ir galbūt nebuvo tų dalykų, bet kai nieks nešneka apie tai, tai tu visokių ten baimių prisigalvoji, tu ten nesakysi, tipo, jūs čia manęs baidote, saka, tiesiog buvo baisu, nes iš provincijos žmogui, tai, kaip sakyti, reikia dėl to pasišnekėti. Tai bus tik į naudą visiems.
Na tai, vat ir būtų man įdomu sužinoti tavo nuomonę, kur yra ribos naudojant provokaciją, ironiją ir sarkazmą kaip priemonę, kalbant apie akcijas, savo asmenybę, žinomumo kūrimą, iniciatyvas ar net norint parduoti prekę. Kur šias priemonės tampa ginklais? Kiekvieną provokaciją rengiant, aš manau, reikėtų normaliai paaiškinti tikslus jos, kodėl tai yra daroma. Jeigu tu tiesiog padarai provokaciją ir paleidai ir tu nieko nekomentuoji, tai va čia yra šioks toks ginklas, nes jisai priverčia pasirinkti pusę. Kiekviena provokacija priverčia rinktis tu už ar prieš ar kažkur. Ir tada yra taip, kad jeigu nepaaiškini, tai žodžiu, tada tu gali pasinaudoti nepaaiškindamas vienais arba kitais. Ir jau tada va čia prasideda šioks toks negražus dalykas. Bet jeigu tu paaiškini, kas ir kodėl, ir kame čia visas to šaknis lypi, tai čia tada, manau, nėra ginklas. Arba tai yra tas, vadinkim, baltasis ginklas, kai tu bandai, reiškia, kažką gero padaryti.